Čyrų vyrų pavasaris, meskit skrandas į pašalius. Vyturio giesmelė pirmoji mus pasveikina ir skelbia linksmą naujieną. Ateina pavasaris. Prieš 30 metų Ukmergėj nutupė mažas raibas paukštelis, vyturėlis. Susuko lizdelį. Tai bus gražus pavasaris, bus gražus ir ruduo. Ruduo surinko, pavasaris išbarstė ir jau po metų Alytuj jaunas, energingas valstybinės konservatorijos studentas Antanas Pocius maloniai nustebino Respublikinio chorų konkurso komisiją. Tai buvo pirmoji Vyturio giesmė, pirmoji pergalė. Skrajojo vyturėlis po koncertus, konkursus, dainų šventes ir garsino Ukmergę. Girdėjo jo giesmes visa Lietuva. Klausėsi jo Latvijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Korėjoje, Švedijoje, Norvegijoje. Išaugo vieversėlis, mažutis paukštelis išaugo. Pasipurto vyturys, užgroja ir nukrinta nuo sielos kasdienybės dulkės, pakvimpa pavasario žeme, pasidaro jauku ir gera. Kelkitės, eikite ir gyvenkite, vėl pavasaris. 2006 m. gegužės 1 d. Ukmergės kultūros centro liaudies mišrus choras Vyturys švęs savo 30-ąjį jubiliejų. Ta proga kalbiname ilgametę choro dainininkę Valeriją Kuzmickienę. Tai sugrįžkime į tas dienas prieš 30 metų ir prisiminkime pirmasias tas repeticijas ir tą choro kūrimo laikotarpį. Tai buvo jaunystė, tai buvo jėga ir įdomumas visas buvo. Svarbiausia galbūt yra tai, kad aš labai džiaugiuosi, kad choro vadovas Antanas Pocius tai yra mano kaip krikštasūnis. Aš tuo metu dirbau kultūros skyriuje, inspektorė. Labai dėkinga buvau aš tuo metu ir vykdomojo komiteto tuo laiku, pirmininko pavaduotojai Antanui Peredniui, nes iš tikrųjų kaip tėvas, kaip koks organizatorius tiesiog ne tik kontroliuodavo, bet ir padėdavo visus darbus organizuoti. Tai idėja kurti chorą kam priklauso? Idėja galbūt buvo dėl to, kadangi atvažiavo jaunas specialistas, vis tik tai pasikalbėjus ir su gerbiamu Antanu Peredniu buvo sukviesta pagrindinių įmonių tuo metu darbuotojai ir nutarta, kad Ukmergėje vis tik tai reikia apsistoti prie gero kolektyvo, ne taip, kad kiekvienoje įmonėje būdavo tai chorai, tai šokių rateliai ir taip toliau, o tokio vieno brandaus kolektyvo nebuvo, kadangi jau pastebėjom, kad jaunas specialistas yra gabus, aktyvus, užsispyręs kaip žemaitis. Ir buvo sukviesta įmonių vadovai, buvo sukviesti kultūros darbuotojai ir nutarta, kad švietimo darbuotojų choras tuo metu buvo jo pagrindu daryti bendrą tokį miesto chorą prie kultūros namų. Tuo metu dar buvo kultūros namai. Kultūros namai tuo metu dar, kiek žinau, buvo muziejuje. Kultūros namai va čia dabartinėme muziejuje. Tai mano pagrindinė pirmoji darbovietė, kada aš atvažiavau į Ukmergę ir dabar taip likimas lėmė, kad yra paskutinioji darbovietė. Ar negaila buvo to laisvo laiko, tų vakarų praleistų repeticijų metu? Žinokit, atvirai pasakysiu, kad mes ėjome dainuoti ne dėl to, kad pasirodytume, aišku, norėjom, kad visi matytų, kad girdėtų mus dainuojant, kadangi apie šį kolektyvą buvo tikrai labai gerai atsiliepta, bet mes ėjom dainuoti. Pageriau žiūrėti į nuotraukas, prisiminti. Kas man, kaip atrodo čia? Jeigu norim pakalbėti ir mane pakvietė Černiauskienė tada į tą chorą. Gal jau čia sako atėjai labai geras pratybos, visi mokosi ten pratybai. Esu dainavusi ir solo, ir ansambliuose, ir duetuose, bet ir lietuvių liaudies ansambliuose su suskudučiais grojusi.
net su trūba pirmą. Labai daug dainų man patiko, beveik visos, galima sakyti, tik išskyrus ten kokias kantatas, labai jau tokios buvo netikusios. Bet labai keista, aš dažnai prisimenu rekviem. Ir šitą kartais paniuniuoju ir iki šioliai, ir man tas rekviem toks sukrečiantis kūrinys. Mes, kai buvome Korejoje, teko dalyvauti labai didelėme, grandiozinėme koncerte. Ir mūsų į tą koncertą pasiruošimui nuvežė prieš 3 valandas, nes jie galvojo, kad mes visos turėsim pasigražinti. Mes ten sustingom, sušalom, bet didžiausias mūsų pasirengimas buvo lūpų padažymas, gal šiek tiek antakų ir pudra. Ir mes išėjom koncertuoti ir atrodėm scenoje kaip vargo pelės. O kai po mūsų dainavo korėjiečių choras, tai jos buvo taip išgrimuotos, toks makiažas, kad jos švietė kaip žvaigždės, kaip lėlytės. Man daina visą laiką buvo mėgstamiausias užsiėmimas nuo pat vaikystės. Ir kaip didžiausia šventė aš priimdavau repeticijas. Ar chorų, ar duetų, va čia kaip Ada sakė, ar kokio nors ansamblio. Ir nors mūsų va tas vyturys labai daug sunkių valandų išgyvenęs yra, bet vis vien aktyvas nuolat ateidavo į tas repeticijas. Tiesiog eidavom kaip, aš bent asmeniškai eidavau kaip į šventę, į choro repeticiją. Mūsų čia susirinkusi turbūt būrelis dalyvauja jau gana seniai, kada buvo jaunus, tai buvo mūsų vasara. Iš tikrųjų, kaip smagu buvo tada susirinkti ir važiuoti kartu mašinoje ir kartais šokti tarp suolų. Ir tikrai didžiavomės mes to choru visi. 2 dalykai, kurie mane lydi per visą gyvenimą ir dėl ko man norisi gyventi, tai yra daina ir kelionės. Kartu su Vyturiu šitai susijungia į vieną vietą. Ir aš su mielu noru dainuoju, irgi dainuoju nuo vaikystės, galima sakyti, nuo pirmam dainų šventė mano buvo 55 metais, Vilniuje, dar jinai buvo Žalgirio stadione ir nuo to laiko dalyvauju visose dainų šventėse. Žaviuosi vadovo kantrybę, kad vadovas iš nelabai, sakykime, ir tokių gerų dainininkų, kaip ir aš, kad, sakykime, esu, tiek laiko, tiek darbo įdeda, tiek kantrybės turi kažką tai padaryti, kažką tai išmokinti. Daina lydėjo visą laiką, kada ir mokiausi pedagoginėje mokykloje, dainavau chore, taip pat ansambliuose solo dainuodavau. Ir prisimenu, kada pirmą kartą atsistojau scenoje, man draugė sakė, kai tu dainavai, sako, tavo net suknelė drebėjo, ne tik tai kojos. Dainą tebemyliu, jeigu nebedainuoju, tai nors giedu bažnyčios chore. Tęsiu giesmę, taip pat ir pagiedu laidotuvėse, taip visas gyvenimas dainoje ir giesmėje. Kartojame vardus jau nesančių ir į širdį įsileidžiame iš praeities atėjusius balsus, nuo senumo pablukusias nuotraukas ir svaigius prisiminimus. Sopranai, altai, tenorai, bosai susijungia ne kartą repeticijose kartotos derintos natos, taktai, motyvai, susilieja į visumą ir darniais akordais pasibeldžia į mūsų širdis. Man choras šiandien jubiliejinis ar ne jubiliejinis, kaip jūs neskaitysit, bet aš dainuoju jau 50 metų. Man jau 80 pusėja, kur, tai žinot kur, gal užteks, jeigu dar neišvarys, dar jubiliejai padainuosi ir dar gal į, kur čia mes važiuosim į Vilnių, dainų, nedainuosiu, į konkursą. Man įsimintini metai yra 1956. Tai buvo metai, kada aš pirmą sykį dalyvavau rajoniniai
dainų šventėje. Ukmergiai. Ukmergėje. Nu, buvau nedidelis bachariukas, man ten aukštesnėje net dirigentą užstodavo, bet savo partiją mokėjau, tada tenor buvau. Dainavot moksleivių chore? Taip, Siesikų vidurinės mokyklos, moksleivių mišriam chore. Taip sakant, nu ir nuo to prasidėjo mano šitas ryšys su menu. Nu ir nuo to laiko su meno saviveikla kažkaip tai labai suaugau. Labai džiaugiuosi, kad dainuoju Vytury. Pakartosiu Edmundą Kučinską žodžius, nulenkim galvas už draugystę. Man su daina teko pradėti draugauti nuo vidurinės mokyklos laikų. Ir paskui po truputį, va, taip įsijungiau į šitą veiklą ir va iki šių dienų, maždaug apie 50 metų. Tai jau daug. Tai jau nemažai. Labai dėkingas choro vadovui Antanui Pociui, kuris mane pažino ir pavadino į šitą chorą. Dabartiniu metu man labai malonu čia dalyvauti šitam chore. Truputėlį jau mes senstam, nu kaip pasakyti, čia nieko ypatingo nėra. Natūralu, kad reikalinga chorą truputį atjauninti jau. Mums būtų geriau iš salės truputėlį turbūt pažiūrėti į jaunesnį chorą, kuris iš tikrųjų būtų galbūt aukštesnės kokybės negu dabartiniu metu. Na, su muzika aš irgi surištas nuo jaunystės. Kadangi kaime gimęs kaimo vaikas, tėtis grojo harmoniką ir aš grojau. Buvau lyg tai kaimo muzikantas, harmonikas surinkdavom dvi, dar ten būgnas ir paskui akordeonu pradėjau groti. Na, o dainuoti pradėjau, pirmoji dainų šventė buvo, man atrodo, 1951 metai, Respublikinė dainų šventė. Tai pokario laikotarpis, aš kaip tik buvau baigęs 11 klasę, tai yra vidurinė mokykla. Tai nuo to laiko ir mano gyvenimas su muzika surištas. Paskui, čia jau kalbėjau, kad dainavom mokytojų chore, buvo, kuriam vadovavo Pelešinas. Paskui tas choras išaugo į dabartinį chorą, Vyturį. Ir va taip Vyturys pradėjo čiulbėdavo ir sakyčiau labai gražiai, energingai. Pocius buvo labai energingas. Mūsų kartai tokia dalis matyti teko, kad mes privalom dainuoti. Kai prisimenu vaikystėje mūsų miestelį, prieš karą net radio aparato nebuvo. Apie televizorių nebuvo ką ir šnekėti. Todėl jeigu norėjai dainos, tai turėjai pats dainuoti. Ir vaikai dainuodavom. Eidavom į lauką, eidami dainuodavom, mokykloje dainuodavom. Taip ir pradžios mokyklai pradėjom dainuoti chorelį tokią. Paskui vidurinė mokykla, aukštoji mokykla, vis chorai, ten ansambliukai kokie tai buvo. Taip ir Ukmergėje atsidūriau. Nu, mums pasisekė, kas pasisekė? Chorui 30 metų ir mūsų vadovas tas pats, per tos 30 metų tas pats Pocius Antanas. Tai irgi didelė vertybė. Nu tai žinoma, mes prie jo pripratom, jis prie mūsų, jis kiekvieną mūsų žino, mūsų galimybės žino. Kas jums labiau patinka, ar ėjimas į tas repeticijas, ar koncertai, ar išvykos, kas jums mieliau dūšiai? Nu viskas, ir repeticijos gerai. Žinoma, pritariu draugams, kad suartina daugiau koncertai ir išvykos, bet jų mes mažokai turime. Žinote, surišta ir su finansai, su transportu, su bet ko, bet šito norėtųsi, jie pritariu šitam reikalui. Ką tik baigėsi generalinė repeticija. Liko kelios dienos iki jubiliejinio koncerto. Sakykit, su kokiom mintim paliekate, kai visi jau išeina iš repeticijų salės? Galvoju, kaip prailginti tas 3 dienas, kurios lieka. Dar vis trūksta laiko? Trūksta, aišku, darbų yra daug. O kokių darbų, sakykit, organizacinių atšvęsti tinkamai jubiliejų, ar būt meninės problemos? Ne, organizaciniai tai viskas tvarkoj. Turim labai gerą tarybos pirmininką, poną Jazėną. Taip kad aš visiškai ramus dėl šitų reikalų. Labai gerą pagalbą jaučiu iš kultūros namų direktorės. Tikrai geranoriška, kas liečia organizacinius reikalus, viskas tvarkoj. Bet meninis lygis mane jaudina.
Reikia daugiau laiko pasirašymui. Bet repeticiją žmonės lanko? Paskutiniu metu beveik 100%. Kaip atsirado choras Vyturys? Grįžau, atsimenu, 76 metais, vasario 4 dieną iš sesijos. Ir ką, pradėjau eiti aplink Ukmergę, ieškoti dainininkų. O vasario 16, mums visiems gerai žinoma diena, susirinkome pirmą repeticiją ir sudainam dainą. Kokią? Už Jūrių marių. Toliau prasidėjo darbas. Dirbom. Gegužės 27 dieną jau įvyko koncertas, diplominio darbo gynimas. Pirmą dalį atidainavo muzikos mokyklos vaikai, aš jiems irgi vadovavau, o antra dalis buvo mūsų choro. O toliau prasidėjo vėl darbas. Rimtas darbas. 77 metais išvažiavom iš karto į konkursą Alytui. Ten mūsų lydėjo sėkmė, laimėjom 3 vietą. Toliau 80-ais 3 vietą respublikiniai. O didžiausias jūsų laimėjimas? Didžiausias. Tai 87 metai turbūt, kada jau mes buvom iškovoję liaudės kolektyvo vardą ir šitų kolektyvų tarpe tapom nugalėtojais Raudondvarį. Kaip tada pasikeitė choro gyvenimas? Ar jis tapo toks pat įprastas? Kaip negalime pasakyti, kad jis kažkom pasikeitė, bet tada, įsivaizduojat, lengviausia yra iškovot kažką turbūt, o išlaikyti lygiai yra labai sunku. Tos užsienio šalis, kaip jos žiūrėjo jūsų dainas? Tikriausiai visų atmintyje labiausiai išliks Korėja 81 metais. Nepaprastai buvo daug įspūdžių. Ten visiškai kitokios kultūros šalis yra. Absoliučiai viskas ten, viskas labai įdomu buvo. Turėjom keletą koncertų. Gamta labai įdomi. Žodžiu, kelionė. 12 000 lėktuvų į vieną galą, į kitą galą. Labai buvo malonu. Paskui prasidėjo Šiaurės Baltijos šalių tarptautiniai festivaliai. Švedija, Norvegija, Latvija. Irgi nepakartojami įspūdžiai buvo. Pirmiausia, tai labai ačiū Ukmergės savivaldybei. Jos dėka į sceną užlipsim pasipuošę naujais rūbais. Ir moteris, ir vyrai. Taip pat padėkoti norėčiau ir Vienybės gamyklos profsąjungos komiteto pirmininkiai Marcinkienė Liucija, kuri yra mūsų dainininkė. Kai tik tai būna kokios nors išvykos į dainų šventę, į koncertus, aš esu ramus, kad viskas bus gerai. Taip pat didelę pagalbą jaučiu ir iš kultūros namų direktorės Vaitkienės, kas liečia visus organizacinius reikalus. Aš jai labai dėkingas. Visiems linkiu ilgiausių metų, stiprios sveikatos ir ilgų dainingų metų. Samba